Sauliau, žiūrėk, o kas va tenais, va, man toks susidomėjimas kilo, kas ten toks? Ten, kai buvo Kubilas, tai Kubilo buvo Pečiaus kaminas pritvirtintas. Kaminas. Taip. O dabar vienas Kubilas išvažiavo, kitas Kubilas atvažiavo. Nu, taip. Tai tas Kubilas laukia, aišku, Meistro žiemos. Tai Ne, meistro, nelaukia tai pirma meistro, bet tai meistro sulauks ir tada jau lauks žiemos, nes dabar tai turi prūdą, ko puikiausia. Ne, tai jisai čia bus paleistas jau spalio 14 ant šventės, tai bus pilna. Spalio 14, tai pas spalio 14 tai bus kas ten? Bus Sūduvos krašto pirties, nežinau, šventė. Sūduvos krašto pirties šventė, tai jau buvo pirmas atidarimas, paskui buvo Vantos lapo 9 sezono atidarimas pas tave, Ne, maišai. Ne? Buvo pirties mano atidarimas, paskui buvo pirties gimtadienis metukai, pernai metukai šventėm gimtadienį. Metukai, aha. O šiemet, kad nebūtų banalu, kad nebūtų vien gimtadienį, tai Sūduvos krašto buvo Rokiškio krašto, dar visokių. Bet iš tikrųjų buvo netgi pirties ekspedicija, pirčių ekspedicija buvo ir į Marijampolę užsukę, nebuvo? Nebuvo, pralenkė. Ir tu, kad nebūtų skriaudos visiems Marijampolės krašto ir Suvalkijos krašto Sūduvos žmonėms. Nu. Tai padarysi šventę Sūduvos krašto žmonėms? Nu, tokia vos ne kaip tradicija bandau laikytis, jau esu ir prisižadėjęs, prisišnekėjęs, kaip sakant. Ir žmonėms patiko, turbūt va tos šventės, ar ne, atgarsiai ateina. Ar bus šiemet. Nu, galvoju, kaip pasiseks, tai, bet vystysim. Darysim. Tą tradiciją darysim. Priekį darysim. Taigi smagu labai. Šiais metais bus pirties šventė, Sūduvos krašto bus pirties šventė, šitoj sodybai. O šita sodyba yra akmeninės liepsnos pirtis. Taip. Baraginės ar buraginės? Baraginės kaimas. Baraginės kaime. Užsirašykite į kalendorius. Jo. Bus ir tu. O jau yra kažkas nuplanuota, kas pirtininkai pernai, tai čia buvo pirtelių visas kiemas, bent kažkas atvažiuos? Tai atvažiuos tikrai, koks maštabas bus, ar toks kaip pernai, ar dar daugiau, nežinau. Tai aišku priklauso ir nuo rėmėjų, jeigu pavyks gauti rėmėjų, tai gal bus ir su muzikinė kokia programa. Dabar pradėsiu jau neužilgo dėlioti visą šitą. Pradėsiu dėlioti į savo stalčiukus visus, viską. Jau daugmaž kas pirtininkai jau yra užsidėję pliusiukus ant kalendoriaus. Jau yra daug kas informuoti gyvai, tiesiog yra taip per susitikimus informuoti. O tie, kas nežino, tai turbūt laukia, vis tiek žino, kad kažkada čia rudenį jau. Nes čia, kaip aš priklausomas esu, sakykime, mano tas renginukas priklauso nuo miesto renginio, nes pirmas spalio savaitgalį pas mus yra rudens kraitė šventė miesto rudens šventė. Rudens šventė ir aš darau sekantį savaitgalį. Tai aš vis nežinau, kada kaip šiemet bus, ar čia bus ta 30 ten gavosi rugsėjo ten, arba rugsėjo paskutinė diena, arba spalio 7 vyksta ta rudens šventė čia ir aš sekant. Tai šiemet Marijampolė švenčia rudenio šventę spalio 7. Tai spalio 7 galima pasivaikščioti po gražų miestą, tikrai labai išgražėjusi Marijampolė. Jo, labai čia stipriai jau. O spalio 14 prašome į akmeninę liepsną. Sauliau, jau esam buvę pas tave, jau metai ir atidarimas ir gimtadienis metų ir tu jau šiemet pakeitei, kaip vadinama, pirties širdį. Pirties širdis pasikeitė, jinai dabar galingesnė, didesnė, bent jau pagal dydį didesnė ir veikimo principas pasikeitęs. Periodinio kūrenimo dabar pasidarė. Tai periodinio kūrenimo krosnis dar kartą papasakok, nes žmonės nežino, ką reiškia. Sako buržuikė arba, kaip ten sako, periodika ar nuolatinis. O tai žmonėm tai dar kaip į kosmosą. Jeigu liaudiškai pasakyti, tai ugnis per akmenis. Kūrenas ir ugnis eina tiesiogiai arba patobulinta dūminė pirtis. Nes dūminė pirtis, dūmai viskas tiesiai į pačią patalpą eina, o čia per kaminą. Modernizuota dūminė pirtis, ugnis visi dūmai kaitina. Jau dabar žiūrėjom, akmenys jau užtinė raudonė. Jau net iki pačio viršaus prikaito. Čia 310 kg akmenų sukrauta yra į šitą pečiuką ir
ir dabar vaknis raudonė jau buvo. Pečiukas, taip aišku, skamba labai pečiukas, tas pečiukas už mane va tiek didesnis, vos telpa į garinę, bet pečiukas. Pečiukas. Labai gražus, Bokštelis, simpatiškas tavo bokštelis. pečiukas. Aha, tikrai. Dar kaip kartais sako, kad periodinio kūrenimo krosnis tai ta, kurią iškūreni ir pamiršti. Taip. Tai vat, kad žmonėm, kurie ten irgi nežino kaip kas, tai periodinio kūrenimo krosnis, kurią iškūrenai, bet iškūrenai su sąžinė, gerai. Ir viskas baigiai, išvaliai pelenus, išnešiai viską, kad neduok dievę ten nebūtų dulkių nepatrauktų, uždarai visus. Juškas, liaudiškai sakai, visus. Juškas ir viskas. Ir mėgaujasi dažniausiai, kad minkštų garu. Taip. O tas, kaip sako buržuikė, tai eini ir meti, visada meti malkas. Yra pliusų minusų. Šitą yra jau iškūrenai ir jeigu pritrūko nedakūrensi jau viskas, jau su jos kaip tik atsisveikink tam vakarui. Bet kiek teko bandyti, praktiškai 6 valandos kūrenimo ir 5-6 žmonės, tai 5-6 valandom užtenka. Pilnam ilgam ritualui užtenka. Ir dar kas yra, būtent šitos krosnės, turbūt irgi pastebėjai, kad jau į galą, kada jau tos procedūros tokios jau švelnėja, pats garas toks švelnėja, minkštėja ir procedūros irgi švelnėja, nes iš pradžių, kas eina, pirmas garas, sušildyt kūnui, tai ten reikia tikrai šilumos ir reikia, kad kūnas iššiltų, paskui jau gyvanojimui irgi reikia jau tokio gero garo. Tada jau ir pirtis prisimaitina, subręsta jau būna. Bet ar aš gerai išgirdau, tu sakai 5-6 žmonės, bet seniau liktai daugiau žmonių tilpdavo, bet garinė nepasikeitė, dydis jos nepasikeitė? Ne, viskas, telpa ir 8 žmonės, bet aš šiaip normaliai šita pirtis dar tik gal porą kartų buvo ir naudota po renovacijos. Po renovacijos porą kartų naudota. Nes užtruko, vis tiek atrodo, kad tik pečių pakeitė, o iš tikro, taigi ten net siena buvo išgriauta, pati mačiau. Visiškai tavo geras pastebėjimas, tikrai tave mažiau matom, stipriai mažiau matom, kad tu savo pirtelėje, bet tai už tai aš žinau, kad tu kitas pirtelės labai aktyviai lankai. Ir pasižiūri, kas kitoj pirty gražu, kas kitoj pirty, kokia nauja procedūra, koks prisilietimas naujas. Tai labai man praktiškai tas mano pirties renovacija man davė laiko tam, tiesiog motivacijos. Pasiblaškyti per kitas pirtis, nes kadangi pirtis tai kažkaip įaugus yra, jos norisi, be jos liūdna, sava remontė, tai buvo labai man toks tinkamas laikas pralėkti čia truputėlį Lietuvoje, aplankyti vieną, kitą, trečią pirtelę, pas kolegas, pas bičiulius savo, Tai kaip pedagogika sako, patirtinis ugdymas. Patirtinis ugdymas. Špionažas toks, lengvas špionažas. Bet jisai gerybinis tas špionažas. Lengvas, gerai prasme. Vis tiek, kaip sako, pirtyje tu neši tą gerąją žinią, gerąją emociją, kad atrodo... Kas be ko, vienareikšmiškai, taip, vienareikšmiškai tiesiog tas špionažas, gal tai žodis toks biškai, gal per grubus, bet tiesiog pasispalsauti, pasižiūrėti ir paskui iš visų susirinkęs bandai pas savį visus cinkelius sudėti kažkur, tai nuo tavęs, tai nuo kito, tai nuo Jono, nuo Petro kažką pasižiūrė ir bandai sutraukti vieną bendrą visumą ir gaunasi Sauliaus metodika paskui. Ir gaunasi Sauliaus metodika. Sauliau, o kas tavo manimų, vienas iš arba keli dalykai, keli svarbesni dalykai, aš ne apie akmens pavadinimą, bet apie aplamai, plačiaja prasme. Pirtis tai? Oi. Man tai pirtis yra tiesiog savotiška meditacija, persikrovimas, atsipalaidavimas ir kaip jau tikriausiai ne pas vieną mane, tai yra tai, kad tie, kurie žmonės su pirtim susiję, labai sunku. Norisi ant to gulto pasėdėti, ant plauto pasėdėti ir pagulėti, bet dažniausiai atsistoji, kad bet kur būtų, norisi tą vantą paimti ir su ją mosikuotis, jau čia neišeina ramiai nusėdėti, nors tu ką.
Taip, Tai gal einam pabandyti Jo. šiandien tą naująją tavo širdį. Tai va, Ne tavo, atsiprašau, mano ne širdis ta pati. tavo pirties širdį. Jo. Tai Einam pabandyti. Kviečiu, einam Einam išbandysim. rengtis. Einam. Smagu, kad Saulius vis tiek pakviečia. Ir kad jis yra. Ir kad jis nemetęs tos pirties idėjos, kur ten, nežinau, milijoną kartų sakė, sunku, daug reikalų. Ir kad geri dalykai, jie vis tiek yra Lietuvoje. Kad ta pirties veikla ir kultūra plečiasi ir keliauja tolyn. Šiemet kažkaip tai tartinai labai man sekėsi su užsieniečiais daug bendrauti, tai šiemet buvo australų, belgų, australų iš Australijos, ne australų iš Austrijos, kazachų, amerikonų, bent keletas, airių, tai iš viso pasaulio privažiavusių žmonių. Ir visi jie sutartinai sako, kad tokia lietuviška vertybė kaip pirtis yra tai, ką reikia saugoti ir puoselėti. Linkiu mums visiems, kad ta vertybė nedingtų, kad jinai augtų, kad jinai plėstųsi. O tam, kad tai įvyktų, visi turim būti sveiki visų pirma, geros nuotaikos ir teigiami. Tai visų šitų dalykų jums ir linkiu.